varo amerikietiškas variantas perdaromas į europietišką variantą. Skirtumas tas, kad Amerikone nebūna priešrūkinių šviesų. Tai vat, kaip matot, dėstymas yra lemiamų žibinto toks. Šiuo atveju mes darom, kad vietoj stabdžių būtų priešrūkinės šviesos kairiai ir dešiniai. Tam, kad tą padaryti, buvo pratiesta vienas pagrindinis pliusinis laidas. Pagrindinis pliusinis laidas eina link kairės pusės. Buvo kerpama konkrečiai prie stabdžių lizdo esantis laidas ir permetama ant pažibinčių kontūrų. Pažibinčių kontūras egzistavo pilnai pajungtas, o konkrečiai ten, kur turėtų būti priešrūkinės, vat kaip matom, tai buvo palikta nukirptas laidas ir šiuo atveju sulituota tiesiai su stabdžių. Taip sakant, permetimas buvo darytas. Ir dabar ten, kur buvo prieš tai stabdžiai, vat, tapo priešrūkinės šviesos. Tai vat, nuo kairės iki dešinės pusės. Ir štai turim dvi priešrūkinės šviesas. Kaip tik mano kolega įrenginėja jungiklį. Jungiklis buvo dedamas iš europinio varianto. Realiai egzistavo ta pati, saugiklio lizdas taip pat. Dariau, priešrūką tu jau padarai tenai sujungimą? Darau, dabar tik intensyviai pradėjau, kaip turiu schemą. Nes ne šiaip sau padaryti, taigi negalint jungtis atskirai. Nu, aišku. Jungs tik tada, kada jungsi trumpas šviesos